Noriu paskaityti, pasidalinti su jumis Jono 17 skyriumi. Tai labai svarbi vieta, būtent Kristaus žodžiai čia palikti, Kristui prieš nukryžiuojant. Tai buvo pats sunkiausias laikas viešpačiui žemėje, kai jis suvokė, kad ta misija, dėl ko jis atėjo į žemę, ateina pabaiga ir jam, kaip ir jis sakė viešpatį, jeigu negalima pakeisti, tegu bus taip dabar, tegu bus taip ir aš eisiu ant kryžiaus, čia paprastai savo žodžiai sakau. Atsiprašau, šuniuką pataisiau keksiuką. Viešpats sako, aš eisiu ant kryžiaus dėl to, kad tokia viešpatė tavo valia ir aš sutinku. Ir viešpats ką sako, kad aš apreiškiu tavo vardą žmonėms, kuriuos man davė iš pasaulio. Jie buvo tavo, dabar jie mano. Viešpats sako, aš apreiškiu. Vadinasi, Jėzus apreiškia savo vardą žmonėms. Ir viešpats, Dievas tėvas, mus davė Kristui, va tą suvokimą turėti. Ir viešpats sako, Jėzus, kad nes ir savo man duotų žodžius aš perdodu jiems. Viešpats Jėzus, ką mokė, tai taip svarbu, kad jis mokė tai, kad Dievas jam sakė, tėvas. Ir tuos žodžius Jėzus perduoda mums, kad kiekvienas, kuris patikės, turėtų gyvenimą žemėje ir jį turėtų su pertekliu. Tegu, tas, kaip kiti vadina, advento, nežinau kas tai yra, pasiruošimas Velykom laikas, būtų suvokimas, kad Kristus paliko mums savo žodžius. Ir jis tai sako, kad tie žodžiai, Dievo žodžiai, tarptų jūsų širdise, kad jūs tikėtumėt, kad aš esu. Ir kad pats Kristus sako 18 eilutė, ar kažkur net ne 18, tai yra 20, pats Kristus sako, aš meldžiu už tuos, kuriuos man davėjai, kurie įtikės, patikės tavo žodžiu. Pats Kristus, įsivaizduojat, šiandien meldžiasi už jūs, už mane, pats Kristus, nes mus viešpats atidavė Kristus, kad mus užtartų nuolat ir pastoviai savo maldose Dievo tėvo dešiniai. Įsivaizduojat, kokį mes turim užtarėją, kokį mes turim pagalbininką. Bet svarbiausia, atsigręžkim, va tas adventas, kaip kiti vadina, bet tai reikia nuolat ir pastoviai daryti, ne tik advento metu. Atsigręžti į viešpatį savo mintimis, savo protu, savo elgseną, visa savo esybė, visa savo širdim, pasitikėti ir tikėti viešpačiu, suvokiant, kad viešpats ir sako, kad aš meldžiuosi už tuos, kuriuos man davėjai, ir meldžiuosi už tuos, kurie tavo žodžiais patikės. Būsimuoju laiku viešpats sako. Tai čia apie mus, jis matė ir žinojo. Ir ėjo ant kryžiaus su ta viltim, su tuo užtikrintumu, kad kiekvienas, kuris patikės Dievo žodžiais, bet kuriam amžiuje, bet kuriuo laiku, jis bus išgelbėtas, išgelbėtas amžinai ir atstatytas čia žemėj, kol gyvens, kad gyventų jėgoj, sveikatoj, ramybėj. Nes svarbiausia viešpats sako, aš palieku jums savo ramybę ir duodu jums savo ramybę, ne kaip pasaulis duoda, ne tą ramybę, o tą ramybę, kad jūsų širdis nebūkštautų ir neįsigastų nei dėl nieko. Bet tai gali vykti tik tada, kai aš atnaujinu savo protą Dievo žodžiu. Tai gero jums laiko, gerų dienų mes linkim jums su keksiuku ir gyvenkime kiekvieną dieną. Va tame suvokime, tame laukime, tame dėkingume, ką viešpats dėl mūsų padarė. Pats viešpats mylimus, brangina, tik mes svarbiausia savo visą širdimi vertinkime ir branginkime, ką viešpats dėl mūsų padarė. Nes viešpats davė mums jėgų turėti tikėjimo jėgų,
pasitikėti viešpačiu kiekvienoje aplinkybėje, kiekvienoje situacijoje. Tegu Dievo šviesa, Dievo išmintis šviečia ir Dievo žodžiai tegu apreiškia jums, nušviečia jūsų gyvenimo taką, jūsų kelius, jūsų pasirinkimus. Tegu viską, ką jūs darote, sekasi ir klesti.